esu Staskas Project Tornado komandos narys ir šiandien jums parodysiu, kaip reikia daryti voverį. Pirmiausiai, norint atlikti voverį, reikia padaryti bent 10 dipų, kad darant voverį nesureikėtų rankų. Kitas variantas, tai va šitas. Neatvirinėja rankos ant žemesnio aukščio. Tai va taip jums gali nutikti, jeigu jūsų rankos yra per silpnos. Va ką, tai buvo mūsų pirmoji voverės pamoka. Iki ir laukit kito mūsų pamokų.